Mane sykį mūsų tarpasmeniniam pokalbyje kaip elektros srovė nukretė žodžiai iš tavo lūpų. Neleisti nutikti neaiškumui. Daugybė žmonių tą daro dėl to, kad jie bėga nuo savo emocijų arba nedrįsta apie jas šnekėti. Kai jie nuslepia tą dalį savo asmenybės, jie iš principo pradeda mokytis vienas kito nekęsti. Tokias nepatogias temas imi apie save. Lyderis, vienas iš mano apibrėžimų, yra tas, kuris sugeba objektyviai įvardinti realybę, niekam nepriskirdamas kalties ir nieko nenuteisdamas. Žmoniškumas, aiškumas, drąsa, bet yra tokie persipinę elementai. Nemažai įmonių gyvena tokiuose, kaip aš vadinu, šabloniniuose algoritmuose. Paaiškink daugiau. Ačiū, kad įsijungėte. Visada lieku įkvėptas pokalbiu su savo mielu kolega Audriumi Ripskiu. Šiandien mes kalbėsime apie aiškumą, kurio dramatiškai visiems trūksta. Prisipažinsiu, kai einu pas klientus, kur nuogąstauju, kad nepaisant mano patirties gali būti neaišku, bevelėčiau vesti su savim Audriu. Audriu, ką galvoji apie tokį mano prisipažinimą? Drąsu ir man aišku smagu, kad tu taip mane pozityviai vertini. Labai. Mane sykį mūsų tarpasmeniniam pokalbyje kaip elektros srovė nukretė žodžiai iš tavo lūpų. Neleisti nutikti neaiškumui. Ir aš pajutau, kad už tų žodžių stovi kažkas daugiau. Tu turi nepaprastai turtingą patirtį. Mane vis laik esi šokiravęs, kad tu ne tik cituoji knygas jų autorius, bet tu būni jas ir perskaitęs. Ką iš savo turtingos patirties tu išskirtum, kas tau padėjo išmokti, kurti aiškumą tarp asmeniniuose santykiuose, komandose ir organizacijose, kaip puikiam TMD konsultantui? Čia toks subtilus klausimas, gal aš atsakysiu visai, net ne tą kryptim, kaip tu tikiesi. Nes aiškumas atsiranda, kai tu daug ką išmokstai iš to, kas tau nesigauna ir iš to, kur galim pavadinti, kad klaidos nutinka. Nes mes išmokstam, sakykime, aiškiai elgtis, aiškiai kalbėti, aiškiai komunikuoti, prieš tai darydami tai neaiškiai, leisdami nutikti tam dviprasmiškumui. Tai dabar atsakant tarp asmeniniuose santykiuose, čia subtilus ir gilus klausimas, nes žmonės, kas yra santykiai? Santykiai yra bendravimas, tai ant tiek jie kokybiški, ant kiek kokybiškas bendravimas tarp žmonių. Tai dabar klausimas, kas apsprendžia kokybišką bendravimą. Kiek mes iš tikrųjų bendraujam ir traktuojam kitą asmenį kaip patirtį, arba kaip objektą, kurį reikia kontroliuoti. Tai jeigu kaip objektą, kurį aiškiai reikia kontroliuoti, tai santykiai nenutinka. Ir daugybė žmonių tą daro dėl to, kad jie bėga nuo savo emocijų arba nedrįsta apie jas šnekėti. Aš gal sakyčiau, yra toks kelių pakopų bendravimas tarp asmeniniuose santykiuose. Yra klišėmis paremtas bendravimas, čia pats toks primityviausias, pats paviršutiniškiausias. Klišėmis tai reiškia, kaip tu jautiesi, kaip tu gyveni, gerai, tai iki. Perduok žmonai linkėjimų. Taip. Tu gali atspėti, ką tau pasakys. Ja, ir toks, žinai, angliškai how are you arba how do you do. Tai žinai, tai tas vyksta daug ir tą žmonės kartais vadina santykiais. Mano galva, tai nėra santykiai. Antras galbūt lygmuo jau nuo to primityvesnio, kai aš apibrėžiu tave, aš tave džadžinu, aš tave kažkaip tai įvardinu, bet beveik apie save nieko nepasakau. Ir galbūt jau dar aukštesnis lygmuo, trečias, kai aš leidžiu tau žinoti ir apie mane, kokios mano mintys, kokias aš knygas skaitau. Toks visai nieko, gal sakyčiau labiausiai dominuojantis bendravimo stilius. Ir kur prasideda tikri santykiai, tai galbūt 4. ir 5. lygmenį. Tai 4. lygmuo, kai aš leidžiu ir išdrįstu tau pasakyti, ką aš jaučiu, kokia mano emocija, gal kur man nejauku. Ir jau 5. lygmuo, tai kai mes abu tą patį darom, mes atviri, sąžiningi, vienas kito įsiklausom ir negydom vienas kito. Leidžiam būti tai patirčiai.
Jo, žinai, kas mane Audriau stebina, vat, tave pažįstant, beveik metus, tu leidėsi į tokius tikrai sudėtingus pokalbius su mano akimis, tikrai sudėtingų iššūkių turinčiais klientais, kur neretai būna tokie labai svarbus vadovai, čia ieškau elegantiško žodžių jiem pavadint, ne patys lengviausi pašnekovai, bet tu kažkaip nueini ten ir kažkaip tie žmonės tau atsiveria, kažkoks nutinka aiškumas. Pirma tarp jūsų, kaip aš įsivaizduoju, vėliau, tose komandose ir visoje organizacijoje Vilniuje. Kaip tą padarai, jeigu čia būtų Discovery Channel, žinai. Ateina konsultantas, toks sidabriniais plaukais vyras. Ką tu gali čia man konsultantę paaiškinti, sako, kokios ten įmonės vadovas. Kaip tu sukuri tuos santykius? Padėk suprast. Aš turbūt neteinu taip, žinai, kaip madų šou, greičiausiai žmonės būna jau užklausę, pasiteiravę ir ateinu su kažkokiu iššūkiu ir jeigu apie tą iššūkį pakalbė ir žmogus nusiskaito kažkokiu tai būdu iš kūno kalbos išklausimų, ketinimą nepasirodyti, nedominuoti, o ketinimą spręsti to žmogaus iššūkį. Ir jeigu tame pradinėme pokalbėje jis leidžia pajusti savo pasitikėjimą, tada pradeda rastis tas, tarytum tai yra profesinis santykis, bet iš tikrųjų tai yra asmeninis santykis. Nes dar ankstesniam tavo klausime, kur žmonės šiek tiek pagrįšiu daro klaidą, kai jie tų emocijų neišsako, kai jie nuslepia tą dalį savo asmenybės, jie iš principo pradeda mokytis vienas kito nekęsti. Ir tas nekentimas yra toks pasąmoningas, nes jeigu aš negaliu būti savimi tavo akivaizdoj, tai tu esi man kliuvinys ir aš, kadangi nebūnu atviras, aš pradedu ant tavęs projektuoti savo tą nepasitenkinimą vidinį ant tavęs. Ir iš principo grįžtu į tavo klausimą su tais klientais, svarbu, kad tai neatsitiktų ir su tuo klientu. Nes kad jis nepradėtų tavęs nekęsti, negalėdamas tau pasakyti to, ką jis galvoja, kad reikia pasakyti, kad tas iššūkis pasispręstų. Tai reiškia, maksimaliai turi klausytis ir susilaikyti nuo vertinimų tiek, kiek išeina. Žinai, man tokia paslaptis yra tas ketinimas, kurį tu puoselėjai padėti. Nepasirodyti, nors, pavyzdžiui, tu tiek mini visokių istorijų, verslo, knygų, autorių, tai esi man tikrai tas viešasis intelektualas, bet tu mini ne dėl to, kad tu nori padaryti įspūdį, bet tu nori padėti. Ir aš girdžiu tavo pasakojime, kad labai svarbu puoselėti ketinimą padėti, kurį žmonės jaučia. Tu esi, pataisyk mane, licencijuotas terapeutas, tu kažkaip išmokai tą puoselėt nuoširdų ketinimą padėti žmogui. Kaip tai padaryti? Teisingas žodis, kurį paminėjai, išmokai. Kai iš kitų žmonių, kurie galbūt kažkada buvo bendrakeleiviai, verslo partneriai arba kolegos, pavykdavo gauti sunku grįžtamą ryšį, kad kur nors iš juos esu užgavęs ir galbūt uždominavęs arba labiau besirūpinęs savo įvaizdžiu, tai kaip aš pradžioj pokalbį minėjau, tos pamokos arba tos klaidos, iš kurių, jeigu imi tą informaciją, tai iš jų ir dėlioji tą, ką mes vadinam turbūt asmenį augimą. Nes asmenis augimas yra, jeigu nesikeičia tavo elgesys, jeigu nesikeičia mentaliniai modeliai, galbūt toks žargoninis pavadinimas, bet jeigu nesikeičia kaip tu interpretuoji ir vertini kitus žmonės ir save jų kontekste, tai nėra jokio augimo. Man žinai pavyzdys, pavyzdžiui, iš tavęs aš daug mokausi, nes kai tu kalbėjai apie sudėtingas situacijas, tarkim, su komanda, su kolegomis, su klientais, tu kalbi ir apie savo reakcijas, tu, nežinau, pataisyk mane, įvardyk, kad galbūt aš šališkas, galbūt čia turiu neteisingą matymą, tu tarsi atskleidi vidinius mechanizmus, žinai, ką dažniausiai Ozo, Smaragdo šalies burtininko stiliumi reikėtų laikyti už sklandos. Bet tu kažkaip, tokias nepatogias temas imi apie save. Ar čia padėk man suprasti, čia kažkoks, nežinau, tavo
receptas, kaip nusiginkluojant atverti ir kitą žmogų. Paaiškink daugiau. Tu teisingai pasakei, tai yra turbūt galima vadinti ne receptu, bet išmoktas elgesys, kuris ilgainiui tapo savitas. Tai aš jį vadinu kaip paskatinti pasitikėjimą. Tai jeigu aš esu iniciatorius pokalbio su žmogum ar su klientu, tai reiškia, aš nedirbtinai rizikuoju natūraliai pasakyti kažkokią tai savybę arba, nežinau, procesą atskleisti, kuris vyksta manyje, kas paprastai nevyksta klišinio bendravimo lygmeniu. Ir žmogus nejučia persijungia į tą kitą aukštesnį lygį, į tą, kur jis irgi truputį pradeda kopijuoti ir atliepti, kaip jis jaučiasi, ką jis galvoja, ko jis bijo, kas jam nesigauna, kas jam gaunasi. Nes jeigu aš kaip konsultantas atinu pas klientą ir jis nori fainas atrodyti, klausimas, ką aš čia veikiu. Nes jis pagal apibrėžimą pats savo netrodo iki galo jau labai fainas, jeigu jam reikia pagalbos ir jam ta pagalba neturi atrodyti kaip kažkoks tai neįgalumas. Tai yra normalu gauti pagalbą, aš lygiai taip pat gaunu pagalbą iš kitų sričių specialistų, kuriuose pats nesu susigaudantis arba turintis kompetenciją. Tai mano galva vienas iš brandos požymių nesijausti nepilnaverčių gaunant pagalbą ten, kur tau jos reikia. Dar aš iš tavęs išmokau tokių gilių ir paprastų dalykų. Mane žavi tavo elegantiški apibendrinimai, visos aibės problemų įvardinimas keliais žodžiais. Pavyzdžiui, tu kažkaip man mūsų pokalbis esi pasakęs, kad, tarkim, tarp asmeniniuose santykiuose labai daug problemų arba, nežinau, gal pasakei, kad vos nedauguma kyla iš nesugebėjimo valdyti savo emocinių reakcijų. Kažkokią tokią mintį iš tave teisingai cituoju. Ir man pasirodė, kad, gal tai ir tiesa, valdyti savo emocinės reakcijas. Ar gali praskleisti, kas tai? Turbūt tu turi galvoj, ką mes vadinam konsultantų tarpe emociniai trigeriai. Kai spustinam vienas kitų tuos jautriuosius mygtukus, tai yra, dar aš juos vadinu neuždarytais failais, arba jeigu nori tokį rimtesnį pavadinimą, vis neskaniai skamba vaikystės traumas. Tai ir kai kontekstas arba aplinka šiek tiek tampa panašus ir tos emocijos taip užbojoja neadekvačiai arba neproporcingai situacijos, sakykime, stiprumai ir žmonės leidžia savo nuslysti nuo to tokio, mes turim irgi pavadinimą emocinio intelekto, turbūt kelio, ten atsitinka santykių griūtis, ten atsitinka tas neperdirbtas arba nesutvarkytas skausmas, jisai išeina į aplinką ir kažkas tai jį sugeria. Ar tai tas žmogus, kuris įsijaudrina, ar tai kitas, su kuriuo aš įsijaudrinu. Aš galvoju, čia tarp asmeniniuose santykiuose turbūt bazė. Gal aš tai pasakyčiau, ne tik tarp asmeniniuose santykiuose ir su komanda arba vadovui lyderiaujant komandai. Lyderis, vienas iš mano apibrėžimų, yra tas, kuris sugeba objektyviai įvardinti realybę, niekam nepriskirdamas kalties ir nieko nenuteisdamas. O čia reikia truputį jausti ir save, ir kas tau viduje kyla, ir pasirinkti, ko tu nesakysi ne dėl to, kad tai yra netiesa, bet nesakysi dėl to, kad tai yra ta išveika emocinė. Ir jeigu tu pasakai, kad aš dabar, jeigu tarp mūdviejų kalbėtume, sakyčiau, ryti dabar pajaučiau pyktį, bet aš nekaltinu tavęs, aš pajaučiu pyktį, tai reiškia, aš tau atsiveriu. Ir tau nėra priežasties arba poreikio gintis nuo manęs. Tai čia turbūt bet kokio bendravimo yra ašis. Jo, vadinasi, tavo pamoka, kaip tu sukuri tą aiškumą tarp asmeniniuose santykiuose ir nuvilnijant plačiau, tu daliniesi nuoširdžiai, atvirai tuo, ką patiri, atsirinkdamas, kas nėra vertos įsitraukti emocinės reakcijos, kurios nekuria vertės, ir kas yra vertingi duomenys apie tavo savijautą. Kažkoks toks būt atviram, bet nesakyt visko. Ne tai, kad visko, bet nes jeigu grįžti į tavo ankstesnį klausimą, tas emocijų
truputį audra kyla ir tai nekyla mintis iš pokalbio, iš konteksto, tai kyla mintis iš vidaus, iš tų neperdirbtų traumų. Tai yra jos tokios taršos mintis. Jeigu dar sukurti kokią nors aiškumo apibrėžimą, kas yra aiškumas? Aiškumas, mano galva, yra prigimtinė savybė. Tai jeigu parašyti formulę, tai yra lygų gebėjimas jausti, mąstyti, traktuoti, interpretuoti ir minus, kas mažina aiškumą, nuodijantys bendravimo arba mąstymo algoritmai, kurie ir yra tas vadinamas sąlygojimas arba conditioningas arba traumos arba neperdirbti failai, neuždaryti failai. Tai kai pas mus ta vidinė audra kyla, tai tas tikrasis realybės jautimas, analizavimas jis gerokai atsiskidžia su tais užnuodytais bendravimo algoritmais. Ar gali pateikti pavyzdį, kaip tai nutinka komandose? Mačiau nepaprastai jaudinantį kino pavasario filmą. Niekad taip ilgai neverkiau kino teatro salėje. Jisai apie Raudonojo pusmėnulio komandą, kuri kalbasi telefonu su sušaudytos šeimos automobilyje likusia gyva 6-metė mergaitė. Ir kadangi automobilis šaudomas tankų yra Izraelio kariuomenės plote, reikia gauti leidimą ten patekti. Ir operatorius Omaras, kuris bendrauja su mergaitė, reikalauja iš savo komandos vadovo, kuris derina greitosios patekimą, užbėgs už akių, sušaudė tą greitąją kariuomenę, kuris derina greitosios patekimą į teritoriją, kur yra aktyvi ugnis, jisai turi biurokratinį procesą. Ir tas Omaras, jis pyksta ant savo vadovo. Tiesiog projektuoja pyktį, vadina visai, pravardžiuoja. Kaip aš suprantu, tai yra pasidavimas tom kažkokiam traumom, kažkokiam reakcijom. Užuot priėmus, kad jie bus sprendžia problemą, kiekvienas savaip, jis palaiko pokalbį su mergaitė. Tas bando suderinti Raudonojo pusmėnulio automobilio maršrutą. Ar tinka šis pavyzdys tau? Iš dalies jis tinka, nes suprask, emocija jinai visą laiką kyla dėl to, jinai mums signalizuoja arba patenkintą poreikį arba nepatenkintą poreikį. Ir tie poreikiai, kurie pas mus kažkada nutikę vaikystėje kaip išgyvenimo poreikiai, jie liko nepatenkinti, pavyzdžiui, nežinau, pagarbos arba dėmesio arba jautimosi reikšmingų. Ir tie emociniai trigeriai iš principo pažadina tus nepatenkintus poreikius. Ir mes tokiu neracionaliu būdu bandom pasimti ar tą dėmesį, ar tą meilę, ar tą teisuolio jausmą, nes santykius taip pat griauna siekis būti teisiu ir kontroliuoti situaciją. 2 pagrindiniai dalykai mano galva, kurie yra antiautentiškumas. Kai aš siekiu kontroliuoti tave, tai reiškia, jeigu žinau, kad paklausiu tavęs klausimo, čia šiek tiek atliepiu tavo klausimą su komandomis, ir tu neadekvačiai sureaguosi, tai aš norėdamas kontroliuoti, kad tu adekvačiai sureaguotum, aš klausiu klausimus, kurie skirti, kad tu nesupyktum, bet neskirti mūsų bendravimui. Ir tai yra toksai, ne visai klišinis bendravimas, bet toks, 2-3 lygmens bendravimas nuo pačios, kai mes bendraujam siekdami nesuerzinti vienas kito, bet ta mūsų patirtis tokia sufiltruota, tokia netikra, nes mes abu neturim drąsos arba pajėgumo, nes tie nuodingi bendravimo arba galvojimo algoritmai yra užnuodė mūsų tą pajėgumą ir mes sakom, kad fainai pabendravom, iš tikrųjų tai net nepradėjom. Žinai, kažkaip tavęs besiklausant, aš prisiminiau tokio vieno zenmeistro Fushuan Yuan laišką kitam zenmeistrui, tekstas 12 amžiaus, kurisai bandė paaiškinti, kas yra lyderystė. Tai yra sąveikuojantis žmoniškumas, aiškumas ir drąsa. Žmoniškumas be aiškumo yra kaip turėti lauką, bet jo nedirbti. Aiškumas be drąsos yra kaip turėti daigų, bet jų neravėti. Drąsa be žmoniškumo yra žinoti, kaip pjauti, nežinant, kaip sėti. Tas žmoniškumas, aiškumas, drąsa, bet yra tokie persipinę elementai. Ir tavęs dabar beklausant, viena vertus reikia atjautos, žmoniškumo, kita vertus reikia drąsos. Tu negali tiesiog ištraukti aiškumo kaip tokio savaime dalyko ir su juo eiti. Atrodo vienas žodis, bet jis tiek daug apima. Matai, ta drąsa yra tokia, jinai vien plikas aiškumas, jeigu jis toks tendencingas pagal mane, tai jis nebus aiškumas, jis bus buvimas teisiu.
Aiškumas, jeigu aš šiek tiek turiu ir būti prakutęs bendravime, tai yra mokėti klausti klausimus, kurie nėra paslėpti atsakymai arba norimi atsakymai, bet klausimai, tikri klausimai yra tie, į kuriuos aš nežinau atsakymo. Ir jeigu aš tavęs klausiu klausimus, į kuriuos aš nežinau atsakymo, tai jie yra autentiški klausimai, bet jeigu aš klausiu, Ryti, tu turbūt norėtum dabar atsigerti vandens, tai ar yra klausimas? Tai yra daugiau įtakojimas. Man tavo tas metaforiškas lyderystės apibrėžimas šiek tiek komplikuotas, aš taip paprasčiau ją įsivardinu. Jeigu aš noriu būti komandos lyderiu, tai reiškia, aš turiu sukurti kontekstą, kuriam esant komandos nariai galėtų laisvanoriškai pasirinkti, atsiduoti arba įsipareigoti emociškai siekti bendro mūsų tikslo. Savanoriškai įsipareigoti siekti mūsų bendro tikslo, reiškia, tas mūsų bendras tikslas ir jiems asmeniškai, asmeniniam kelyje yra kažkuo naudingas, kažkuo įdomus, kažkuo vertingas. Tai būnant lyderiu, tai aš turiu ir suprasti, kuo jie domisi, kas jiems vertinga, ir jeigu aš esu verslo komandos lyderis, kas mūsų verslui reikalinga, ir tai apjungti, tai nėra labai trivialu. Nemažai įmonių gyvena tokiuose, kaip aš vadinu, šabloniniuose algoritmuose. Tai nėra aiškumas, tai yra labiau kaip žinojimas. Tai reitų, mes visi žinom, vizija, misija, vertybės, tai yra tam tikras šablonas ir praktikuojant šabloną atrodo, kad yra aiškumas, bet nėra jokio aiškumo. Nes aiškumas yra gebėjimas laisvai mąstyti, užduoti klausimus ir pateikti naują informaciją. O jeigu aš einu pagal šabloną, ten nieko naujo neatsitinka. Jo, tu esi vienas iš aistringiausių visokių šablonų ir klišių peikėjų, kiek aš prisimenu. Ne tai, kad, gal netinkamas žodis, gal... Toks... Kelių klausimus. Gerai, tu švelniai tą darai. Bet vis tiek su aistra, kas man labai patinka. Nes daug situacijų, pagrindinė komunikacijos problema yra komunikacijos iliuzija. Ir kiek aš tave pamenu, tu visomis 4 priešinėsi tokiam, neva tai formaliam komunikacijos nutikimui, sakydamas, kad gal čia dar ne visai aišku. Bet tavęs besiklausydamas ir galvodamas apie aiškumą, aš girdžiu, kad viena vertus tarp asmeniniuose santykiuose tas aiškumas prasideda iš ketinimo padėti puoselėjimo, iš atvirumo apie save renkantis žodžius, atsijojant tai, kas galbūt yra kažkokios mano traumos ir projekcijos, ką galbūt ir nebūtina sakyti, bet vis tiek indikuojant svarbius dalykus apie save. Ir tada jau, kai mes einam į sudėtingesnę aiškumo reikalaujančią situaciją komandą, ten prasideda tos, tavo lūpas nuskambėjo misijos. Misija. Jo, bet skamba kaip misija. Misija yra labai juokingas lapsus lingua. Žinai, yra vizija, misija. Daug žmonių sako misija. Taip truputį, tai tarsi toks yra formalus reikalavimas. Bet iš tikrųjų labai daug vizijų ir misijų nėra aiškios. Žmonės užsirašo jas ant sienų, bet konsultantai kaip tu mandagiai paklausia, o padėkit man suprast, apie ką čia? Matai, vien vizijos neužtenka, tu turi, turi rūpintis, jeigu esi vadovas arba komandos lyderis. Tau turi rūpėti, kaip žmonės jausis. Tai yra, ir ar tavo komunikacija leidžia taip jaustis jiems, ar skatina taip jaustis, kaip tu norėtum, kad jie jaustųsi. Jeigu nori, kad jie jaustųsi įsitraukę arba motyvuoti, o tu, tarkim, praktikuoji 2 ar 3 standartus, klausimas, ar jie jausis įsitraukę ir ar bus pasitikėjimas. Tai aš ne prieš šitas dimensijas arba vadovo įrankius kaip misija, vizija arba vertybės, bet aš prieš šablonizavimą, kad jeigu mes pasikūrėm šabloną, tai laikom, kad jau viską ir turim. Ne. Jo, nežinau, dažnas pavyzdys yra, kad daug organizacijų turi ten vidutiniškai 4 vertybės. Ko gero, tu daug sykių girdėjai, kažkas ten apie bendradarbiavimą, kažkas apie atvirumą, bet Dieve, paėmus savoką atvirumas, nežinau, kaip padaryti, kad, tarkim, 20 ar 200 žmonių suprastų ją vienodai. Čia tiesiog kažkoks filosofinis tekstas, kurį turint aiškumas nenutinka savaime. Ką tu kaip konsultantas darai su
organizacijom, kurios, sako, štai čia mūsų tokie kertiniai tekstai maždaug ir kas toliau, padėkit mums sukurti aiškumą. Matai, vertybės yra kelrodžiai procesai, tai nėra konstanta, kuri turi iš karto nuo pirmos dienos atsitikti. Tai yra tai, ko mes nesilaikom ir einam link to, kad laikytumės ir aptariam tam tikras klaidas arba situacijas, kai mes to nesilaikom ir gilinam sąmoningumą, savivoką. Kodėl mes to nesilaikom ir kas būtų, jeigu laikytumės. Tai yra žingsnis po žingsnio. Tu nueini į tą, čia nežinau, kaip vaiką ugdyti arba auklėti, tu nueini žingsneliais į tam tikrą, sakykime, elgseną, būseną, mąstymo modelio pasikeitimą, kada vertybės atlieka savo paskirtį. Tai vien jas įsivardinti, čia tas pats, kas, nežinau, nusipirkti abonementą į sporto klubą ir galvoti, kad jau su manim kažkas atsitiko gero. Tai tik tai konteksto susikūrimas eiti tais žingsniukais į tai, kad atsitiktų. Tai įmonės vėlgi jos šablonizuoja, čia nieko blogo, bet jos šablonizuoja ir neturi visiems vienodai būti atvirumas, jeigu mes einam su tavim kaip į kelionę ir mes kalbamės, kas yra tavo atvirumas, kas yra man, tai neturi sutapti. Aš tave, nes kam mums komanda reikalinga, kaip jeigu mes abu toj komandai, kaip asmeninio augimo laukas, tam, kad mes plėstume savo suvokimą, kad mes turtintume vienas kitą ir jeigu mes visi vienodai suprantame, tai iš ko mes turtinsim vienas kitą. Ir čia galbūt mano galva dažna klaida, kai vadovai arba ištisus komandos galvoja, kad ten viskas turi sutapti. Nieko panašaus. Gali ir nesutapti, klausimas, kaip mes kalbamės ir bendraujam ir ar tai nėra paneigintys dalykai, bet jie neturi būti tapatus, jie turi būti panašus, bet netapatus. Tai jeigu tu vienaip supranti atvirumą, aš kitaip suprantu, tai mes turim temą pokalbį, mes turtinam vienas kitą. Man atrodo, kad aš galiu jau įminti antrąją tavo sėkmės paslaptį, kaip tu kuri aiškumo komandose. Tu nesitenkini tuo, kad čia va parašyta, tu kvieti reguliariem pokalbiam, padėk man supras, ko labai daug komandų vengia. Tu netgi esi dalinęsis su manim tokia istorija, kad čia buvo taikyti vieni tikslų matavimo metodai, kiti metodai, bet galų gale visa paslaptis, kad vyko reguliarūs pokalbiai apie tai. Tai mano klausimas yra, kaip vis dėlto kurti aiškumą per reguliarius pokalbius. Žmonės tarsi, jie nelabai nori kalbėtis, arba nemoka, arba nežino, arba sako, tie susirinkimai užknisa, geriau dirbkime. Bet štai konsultantas, jisai kviečia kalbėtis, šlovina kalbėjimą, pats yra kalbėjimo adeptas. Kaip tai padaryti, kad tas aiškumas nutiktų komandose per tuos reguliarius pokalbius? Kaip ir iš dalies paprastai, iš dalies ir ne, nes, sakyčiau, aiškumo pirmas bazinis žingsnis yra žinojimas. Kas yra, 2-3 dalykai svarbiausiai mūsų versle. Ir nuo čia, ir jeigu tie susirinkimai vyksta ne apie tuos svarbiausius dalykus, o tarkim, nemažai susirinkimų vyksta tam, kad pasidalinti informaciją. Aš galvoju, kad laiko gaišinimas ir deginimas, informacija šiais laikais pasidalinti yra aibė paprastesnių kanalų ir būdų. Susirinkime turėtų galbūt dalinamasi ta informacija, kurios nepaisimas užtraukia kažkokias pasiekmes. Jeigu aš pasidalinu informaciją ir tu nekreipi tai dėmesio ir tau neatsiranda jokios pasiekmes, tai reiškia, mes dalyvavom informacinio triukšmo susirinkime. Nes mes aptariam dalykus, kurių tu gali nevykdyti, nesilaikyti, nepaisyti ir nieks nuo to neatsitinka. Tai kam šitas reikalinga? Mano galva nelabai kam. Tai jeigu grįžti prie tavo klausimo, tarp komandų arba tai tie dalykai, kurie, sakykime, svarbu sėkmiai patirti, čia dabar tų metodikų visokių yra, arba 4 vykdymo disciplinos, arba OKR-sai vadinami, Objectives and Key Results, tam, kad minimizuoti iki tokių dalykų, kurie be galo svarbus ir apie tai kalbėtis. Tai jeigu mes žinom, kas mums labai svarbus ir mūsų susirinkimas yra pasikalbėjimas apie tai, ką mes galim padaryti, kad tai, kas svarbu būtų padaryta, tai jis turi prasmę. O jeigu paklausti ir papasakoti, kaip nutrūko tavo bato šniurelis, nežinau, ar tai turi prasmę susirinkimo formate. Jo. Čia metaforiškai sakau. Taip, šniurelis. Kažkas yra pasakęs, kad 80% sėkmės yra tiesiog ateiti. Į pokalbį kažkokį. Koks tavo požiūris, pavyzdžiui,
komandos gali sakyti, kad mums neaišku, kaip laimėti, kaip pasiekti verslo rezultatus. Audrius kviestų, tai kalbėkimės, reguliariai kalbėkimės, kelkim tos klausimus, kas svarbu, padėkim vieni kitiems įsipareigot, bet jie sako, tai kiek tų turėtų būti pokalbio, galima per vieną dieną kažkaip, gerai, 2 dienos, 2 dienų seminaras ir mes norim, gerbiamas Audriau, išeiti su visišku aiškumu. Koks būtų paties atsakymas? Logiška, pradedi nuo tikslų, nuo poreikių, ar tiems tikslams yra kliučių, ar toms kliūtims įveikti yra scenarijų arba algoritmų, jeigu nėra, ar yra resursų, ar yra žmonių, kurie mums gali sukurtos algoritmus, bendrai kalbant, vėlgi čia visa plejada konsultantų įrankių arba verslo įrankių pradeda nuo to, business model canvas, biznio modelio drobė, tai paprasti dalykai, kaip veikia mūsų verslas ir ko tam veikime šiuo metu trūksta. Jeigu mes nežinom, kaip veikia mūsų verslas, tada darom strateginė sesija arba tikslų sesija, arba susirenkam su verslo founderiais arba akcininkais arba siaurų būrelių ir kalbamės apskritai, ar šitas verslas turi prasmę ir tęstinumą. Nes jeigu galbūt yra verslų, kurie išsisėmė. Aš pats esu dirbęs vadovo versle, kuris sąlyginai išsisėmė. Tai yra ant tiek konkurencinė aplinka buvo pasikeitus, kad toliau tęsti verslą buvo per brangu lyginant su tuo, kokį jis grąžą generuoja. Tai pasakyt, kad man labai patinka, neatsimenu vardą pavardės, Nokijos kompanijos tuo metu buvusios jo frazė. Sako, mes viską darėme teisingai, kol pagaliau užsilenkėme. Tai dėl to, kad daug informacinio triukšmo buvo, ne tie esminiai dalykai galbūt buvo, juos nebuvo fokusuojamas, į kuriuos reikėjo fokusuotis, o tiesiog vyko susirinkimai, vyko klišėmis paremti bendravimo algoritmai, ir toks rezultatas. Nekritikuoju Nokijos, be galo daug metų buvo faina kompanija ir pionierius buvo mobilių telefonų. Bet atsitiko taip, kaip atsitiko jau. Žinai, dar man atrodo, kad tavo kaip TMD konsultanto privalumas yra tas, kad tu turi drąsos, būti tuo tokiu galinio suolo replikų meistrų, kažkaip, nežinau, aš ieško gražaus pavadinimo, bet tu daug sykių sumatęs tave, kad tu nesutinki su didelė grupė žmonių, kažkaip, aišku, elegantiškai, tą kaip klausimą, tu nesutinki su tarsi bendru sutarimu, tu kvestionuoji ir taip pamažu be kvestionuodamas tu atrandi, kad ir daugiau tokių abejojančių yra. Ar gali paaiškinti, kaip tą sukurti aiškumą, kai, žinai, visi taip, kaip ir visi sutarėm dėl šių dalykų, bet kaip ir nelabai aišku, ką čia toliau daryti. Koks čia turėtų būti tas pagalbos savo ir kitiems mechanizmas? Kaip sukurti daugiau aiškumo didesnėse organizacijose, kurios turi kažkokių verslo iššūkių ir nežino, kaip spręsti? 2 dalykai ateina į galvą. Šiek tiek nesmagu man taip jaustis, kad kaip iš galinių suolų toks huliganas, nes aš galvoju, aš visai nenorėčiau savęs taip pozicionuoti, kad challenginu kažkokį bendrą komandinį, dalyką, bet gal taip iš pašalies matosi, gal kartais taip elgiuosi. Žinai, aš turiu savo projekciją. Man visada kaip pavyzdiniam mokiniui atrodė per daug drąsu, ką pasako iš galinio suolo. Gal tai 45 vidurinės mokyklos projekcija, apie kurią tu šnekėjai mūsų pokalbio pradžioje? Grįžkim prie tavo klausimo. Ko tam reikia? Tam reikia, irgi čia per metus išmoktas arba tapęs savasties dalimi, kad mano paties įvaizdis man rūpėtų mažiau negu bendras tikslas arba tiesos arba aiškumo siekis. Ir tu tada, jeigu tavo paties įvaizdis netaip ir labai brangus, nes jis negrindžiamas ant buvimo teisių, o grindžiamas ant kažkokių gilesnių, tvaresnių dalykų, gebėjimo pasitaisyti, gebėjimo išlipti iš duobės, gebėjimo padaryti klaidą, ją pripažinti, gebėjimo pasimokyti iš tos klaidos, tai tada nelabai yra tos baimės užduoti klausimą. Man labai angliški žodžiai 2, lietuviškai gaila neina tokios sąsajos nubrėžti. Communication ir community, pas juos yra ta pati šaknis, tai yra bendravimas ir bendruomenė, nors lietuviškai irgi. Tai reiškia, kad bendruomenė atsiranda, kai mes neribojam bendravimo. O jeigu mes nueinam į tą group thinkingo tokį algoritmą, kai
Vat kažkas su didesniu autoritetu pasakė vienaip ir aš dabar nerizikuoju pasakyti kitaip, nors man atrodo kitaip. Tai klausimas, ar aš prisėdu prie komandos, ar aš sabotuoju komandą. Nors aš į akis šypsaus ir sakau, taip, aš palaikau, bet iš tikrųjų aš sabotuoju, nes aš turiu kitą mintį, gal ta mintis visai yra ir gera, gal jinai pažadintų ir kitų mano komandos narių mąstymą, bet aš paisydamas savo asmeninio įvaizdžio nutyliu tą mintį, nenorėdamas rizikuoti atrodyti nefainu arba atrodyti kažkokiu tai nekomandišku. Ir klausimas, kaip jaučiuosi po to. Ar ta komanda iš tikrųjų man komanda? Ar tik tai kontekstas, kuriam aš pabandžiau patikti ir netrodyti baltą varną. Vėlgi grįžtu prie tos minties, kad po truputį mokomės vienas kito nekęsti tada. Nors tą nekentimą, čia taip plačiaja prasme, sakau, slepiame po tom visom gražiom frazėm ir klišėm. Ir tas nekentimas nėra kaip nekentimas, bet jis toks yra, tu negali būti savimi toje komandoje, kurioje tu nerizikuoji pasakyti, kaip tau iš tiesų atrodo. Leisk man atspėti, nes čia ir mūsų kolegos suformulavo klausimų tau, nes esi be galo įdomus visiems, apie baltą melą. Pavyzdžiui, kaip tu manai, ar komandoje galima praktikuoti tą vadinamą baltą melą? Apibrėžk baltą melą, kas yra baltas melas. Baltas melas toks nekalta netiesos forma. Pavyzdžiui, tarkim, jeigu komandos narys neateina į susirinkimą ir tam yra, pavyzdžiui, kažkokia svarbi priežastis, tai baltas melas galima būtų, pasakyti kažką tokio apie galbūt kitas neateimo priežastis. Prasme, sufantazuoti, pasakyti išgalvotą, melas visada yra tariamą melas. priežastį, dėl ko aš dabar... Jis toks tarsi nekaltas, nes panašu, kad taip kaip aš formuluoju klausimą, mano irgi santykis su tuo baltu melu yra toks labiau kritinis, man atrodo, kad geriau nieko nesakyti. Pasakysiu tau naują apibrėžimą balto melo, tai yra ta informacija, kurią aš naudoju atrodyti drąsiu, kai iš tikrųjų esu bailus. Tai aš ją pasitelkiu, kad neatrodyčiau savo pats bailus. Nes šiaip jeigu aš, tarkim, mudu susitarėm ir aš pavėlavau, tai aš galiu kaltinti aplinką, pavyzdžiui, kamščiai buvo, arba pasakyti ryti perdozavau savęs pasitikėjimą savimi, pagalvojau, kad labai vikriai ir mikliai vairuosiu, bet papuoliau į kamštį. Dėl to atsiprašau, nes neįvertinau. Bet galiu ir nemeluoti, nes vėlgi sakydamas melas, tai yra reiškia kažką apkaltinu, kažką nuteisiu, pabėgdamas nuo savo dalyvavimo toje situacijoje. Tai dabar kam jis reikalingas? Kokia jo paskirtis to balto melo? Tarytum išlaikyti tą įvaizdį, kad aš čia nieko dėtas. Jo. Bet jeigu aš čia dėtas, tai... Man atrodo, Audriau, kad tavo pozicija, santykis su baltu melu yra panašus kaip Jėzaus Kristaus kalno pamoksle. Jis pasakė, verčiau sakykite taip, jei taip, ne, jei ne, o kas viršaus, tai nuo piktojo. Tu galėtum gilesnį, jautresnį klausimą užduoti. Ar aš kartais kam nors meluoju? Čia būtų toks drąsesnis klausimas. Meluoju, tai ar jis baltas, ar pilkas, ar juodas, koks skirtumas? Gelsvas. Nes mes, kai sakom melas, mes tipo jį papuošiam. Jeigu jis baltas, tai jis ale geresnis. Bet žodis melas ir yra melas, tai visų pirma meluojam savo. O tu meluoji? Nutyliu. Nutyliu galbūt. Išmokęs nutylėti, nes tai yra... nutyliu. Tai ne visą informaciją galbūt pasakau, nes galima nemeluoti, pasakant, kad nenoriu šito sakyti. Nes čia tikrai tu labai subtiliai, kaip tau būdinga, parinkai žodį. Nutylėjimas ir melas. Čia tokia, žinai, netgi sakyčiau, epinė situacija. Tarkim, aš praktikuoju zen bendruomenė yra garsi istorija apie tris vienuolius, medžiotoją ir kiškį. Ten Hinajanos vienuolis mato kiškį, iš paskos medžiotojai, klausia, kur nubėgo, jis turi nemeluoti, sako ten, bet gal nešaukit, nesvarbu. Mahajanos
panašu į krikščionybę. Matė, kur nubėgo kiškis, tai pasirinko nepasakyti. Trečiu atveju zen vienuolis, kurio ketinimas gelbėti kiškį yra svarbesnis negu tiesos įžadai, aktyviai meluoja, rodo į priešingą pusę, jis nubėgo ten. Ir 3 santykiai, nei vienas nėra teisingas. Bet, antrasis yra nutylėjimas. Ir krikščionių vienuoliai be kita ko. Aš negi turėjau kadaise žurnalistas, laidų vedėjas, konfliktas su vienu jonuitų vienuoliu, kur paėmiau interviu iš jo ir leidau savo pasvarstyti tame pasakojime, jeigu ten būtų buvęs žydų berniukas. Jis labai pasipiktino, jis manęs nepaklausė. Sako, tu manęs nepaklausė, o kas būtų buvę, jeigu ten būtų žydų berniukas. Nors aš vėliau, kai nuvažiavau, išgirdau, kad jis vis tiek būtų pasirinkęs tylėt. Ir čia toks tikrai nutylėjimas ir ir melas. Nes, pavyzdžiui, jeigu tu matei, kur nubėgo auka, kurį persekiojo kažkas, tu gali nesakyti. Aišku, tave kankins, tu gali ir pats ten mirti, bet tu gali ir aktyviai meluot, nurodydamas priešingą pusę. Koks tavo požiūris į tokį moralinį galvosūkį, jeigu tu matytum auką, kurią vejasi persekiotojas, ir jis klaustuvės, Audriau, kur nubėgo tas žmogus, kurio man reikia? Čia aš atrodyt, kad bėgu nuo atsakymų, bet iš tikrųjų reliatyvumo teorija sako, kad viskas yra reliatyvu. Tai mūsų visas bendravimas yra tam tikra tikslinė funkcija. Tai yra mes bendraujam ir keičiamės informaciją siekdami tam tikrų tikslų. Tai dabar, jeigu tai aš būčiau vienuolis ir mano moraliniai tikslai arba moraliniai įžadai yra kažkas tai, kas yra mano kelrodis, tai aš galbūt vienaip elgčiausi, bet jeigu aš esu, verslininkas arba verslo konsultantas ir mano tikslai yra kažkokie aiškiai apibrėžti, ir čia turbūt tavo klausimas, o kaip santykis su moraliniam normam arba su... Tai aš naudoju dažniausiai principai. Yra principai, kurių galbūt jų nedaug yra, vienas, kitas, gal max 3, kurių turbūt niekada neišduočiau, nesvarbu kas. Tai jo, bet mes turbūt visi turim tuos principus ir už juos kovočiau turbūt ir nelabai paisydamas ten kažkokių puritoniškų normų, o jeigu tie principai būtų pažįsti, tai jie principai ir vadinasi dėl to, kad jie, turbūt jų niekada neiškeitė į ką nors kitą. Ir jų nėra patogu laikytis. Tai dabar grįžtu prie tavo klausimo, ar aš meluočiau situacijoje priklausomai nuo situacijos svarbos ir nuo mano tikslų siekimo tuo metu. Tai greičiausiai meluočiau, jeigu tai padėtų pasiekti mano tikslus ir tai nepažeistų mano principų. Koks principas tau pats svarbiausias? Čia toks galbūt nuskambės šiek tiek filosofiškai, bet jis yra principas. Iš dalies paslėpia atsakymą, bet jis naudingas čia, norint truputį pasislėpti, tai yra išlikti savimi. Principas. Aišku, čia galėtų būti lydintis klausimas, o ką reiškia išlikti savimi? Bet čia aš galvoju, geriau pabėkim nuo šito atsakymo, ne šitoj laidoj. Aš supratau, kad vienas iš tavo principų yra, kaip aš tau galiu padėti, nes mūsų pokalbyje tu labai gražiai paaiškinai apie ketinimo puoselėjimą. Ir tu kaip konsultantas išlieki savimi, stengdamasis padėti kitiem. Matai, konsultantas pagal apibrėžimą yra, jis konsultuoja padėdamas spręsti kažkokius tai iššūkius arba problemas. Tai dabar, jeigu aš esu konsultantas, save taip įsivardinu, tai aš negaliu būti kitoks, turbūt. Čia taip kaip pasakyti, esu poetas, bet vengiu rašyti eiles, skambėtų keistai. Tai padėti galbūt toks sąmoningas pasirinkimas, ugdyti savo kompetencijas, kad galėčiau būti reikalingas ir galėčiau būti pajėgus padėti. Ir tas teikia man prasmės jausmą. Tai yra taip konstruodamas savo gyvenimą, jaučiuosi prasmingai. Kokia galbūt sėkmės istorija, kuri, iliustruoja tavo principo laikymasi, verta pasidalinti šiam mūsų pokalbyje?
Gal kažkas iš tavo turtingos patirties tau dabar ateina į galvą? Turi galvoj konsultacinę Jo, patirtį? konsultacinė prasme. Kuo tu labiausiai didžiuojasi? Neatskleisdamas vardų ir pavardžių, galbūt, kai vienas iš vadovų, kuris galbūt 8 metus pradirbo logistikos srityje, buvo, sakykime, tarp top vadovų vienos nemažos Lietuvos įmonės po kelių sesijų. Su ta įmonė labai graži istorija yra. Jie 7 metus iš eilės kviesdavo mane seminaram, tai yra užsienio kapitalo įmonė, iš sutaupytų korporatyvinių pinigų, nes jiems korporacija drausdavo samdytis vietinius konsultantus. Tai jau čia toks buvo giluminis ryšys. Ir kai jau mes galbūt 5 ar 6 metais nuėjome tokį tikrai atvirą bendravimą, ten buvo 8 vadovų grupė, 2 vadovai kardinaliai pakeitė savo gyvenimo kelią. Vienas, kurį čia pradėjau minėti, kuriuo didžiuojasi gerąją prasme, nes jis iš logistikos perėjo į muzikos prodiuserius. Ir žiauriai dabar mėgaujasi tuo, ką daro. Tai yra kardinaliai pasikeitęs gyvenimo kelias, tai yra mūsų bendravimo kartu pasekoje. Jis išdrįso nustoti meluoti savo, atrado kryptį, kuri jį ilgą laiką traukė, bet kurią jis bijojo pasirinkti. Ir po bendravimo, 5 metus, tai nereiškia, kad aš ten nuolat, tai yra kartą metuose mes 2 dienom susirinkdavom į tokį gilesnį seminarą. Ryžusi pasisakyti savo komandai jį kiti vadovai parėmė, pastiprino ir pasveikino. Nežinau, visi ten džiaugiasi. Džiaugiasi likę vadovai, kad jis savęs nekankins. Jis džiaugiasi, kad galų galiai išdrįso. Aš džiaugiausi, kad žmogus ūgtelėjo. Tai šitą prisimenu visą laiką, jis man, vardu nenoriu sakyti, vis akise stovi. Ir moteris viena irgi vadovė, irgi panašiai. Tarytum žmonės išeina iš darbo į kažkokią kitą veiklą, tarytum tai būtų minusas, bet tai pliusas, nes jiems gyvenimas tampa prasmingesnis. Tai yra, ar yra aukštesnės prabos konsultavimo projektas, negu žmogui padėti patirti profesinę ir gyvenimo pilnatvę? Mano galva, ne. Ir ar turiu daug tokių projektų? Ne, nedaug. Jo, man tai ypatingai rezonuoja šis projektas, nes tu neleidai egzistuoti neaiškumui. Neleidai tam neaiškumui toliau vilktis, tu sukūrei situaciją nutikti aiškumui. Ryčia, labai juokingai man dabar, iš dalies juokiuosi viduj, nes man aiškumas tai yra tolygų prasmės pajautimas. Nes kai tau aišku, kaip yra, ko tu nori, kur eini, tai tame ir yra prasmė. Kai tau neaišku, tai ta prasmė pasislėpia po kažkuo, kas yra neaiškus, arba uždanga, po kurio yra aiškumas. Tai mano tie projektai buvo tų uždangų nuplėšimas ir aiškumo parodymas. Gal mano toks vienas iš paskutinių klausimų tau. Žinai, kažkaip aš labai žaviuosi tavo entuziazmu vis dėlto išsiaiškinti, nes Audriau, pasaulis yra beprotiškai sudėtingas. Mačiau daugybę žmonių, kurie sako, tiesiog, nežinau, nesuprantu, kaip bežiūrėsi, nesuprasi. Bet tu kažkaip tokia puoselėjai, nežinau, tokio Herkiulio Puaro, ar Sherlocko Holmso, ar net netinkamos metaforos, tokia kažkokia detektyvo aistra, aiškintis. Iš kur ta tavo aistra vis tiek tikėt, kad tu gali atrasti tą tiesą, kai dažnai viskas taip sudėtinga? Iš kur? Turbūt nuskambės taip netikėtai. Iš sąlyginės meilės patirties turbūt. Kuri nutinka vaikystė turbūt vaikams su tėvais. Tai tas aiškumas tarytum išgrynina tą santykį tiem žmonėms, aš galvoju, kad aš pats daug santykių esu išsigryninęs ir nebijau neturėti santykių su žmonėmis, su kuriais nematau perspektyvos arba, galbūt tokia sunki frazė, bet su kuriais, tiesiog laiko sąnaudų per daug negu judėjimas į priekį.
ir galvoju, kad tas yra tokia kaip varomoji jėga, pats per tą praėjęs, padėti kitiems. Ta sąlyginė meilė plačiaja prasme, tai yra patikti, atrasti gyvenimo prasme, Ta prasme, kad turėti gilesnį padėk santykį man, su kažkuo. kad tu patirdavai meilę tik jeigu padarydavai A, B, C, o ne besąlygišką meilę. Maža visą laiką. provokacija, tarkim, tu ką, mokykloje negaudavai pažymių ir jeigu gaudavai blogą pažymį, tai tave tėvai pagirdavo. Sakydavo, šaunuolis rytis, dvejetą parnešė. Ne. Ne, nu tai ir tu iš jų emocijų suprasdavai, kad su tavim kažkas ne taip. Tai jau kai gaudavai gerą pažymį arba įvykdydavai kažkokį jų norą, suprasdavai, kad su tavim tipo kažkas gerai. Tai yra tie algoritmai, kuriuos mes išmokstam ir iš kurių paskiau reikia vaduotis ir kuriems aiškumas padeda, iš jų padeda išsivaduoti, nes kažkas turi būti tuo, žinai, trigeriu, tuo pozityviu trigeriu. Tai aš galvoju, kad esu pats praėjęs tuos kelius, žinau, kaip nėra jauku žmogui, kaip nėra drąsu ir po truputį galiu galbūt išlaikydamas jam darbingumą, tokį resursų turėjimą, judėti į tą aukštesnį sąmoningumo lygmenį. Ko aš tavęs nepaklausiau mūsų pokalbio metu? Koks galbūt klausimas galėtų padėti geriau suprasti, kaip kurti aiškumą tarpusavio santykiuose, komandose, organizacijose? Neapsimetinėti tų, ko nesi. Vengti pagundos atrodyti protingiausių vaikinų kambaryje. Susilaikyti nuo nuteisimo. Tai tarytum padeda išlaikyti santykį, bet padeda ir aukti. Nes jeigu mudu turim santykį, tarkim dabar, ir jeigu aš apriboju kažkaip, nes jeigu aš esu gynybiškas, tai reiškia, aš negaliu aukti, nes aš apsibrėžiu save kažkokioj tai trajektorijai, kurią saugau. Tai ir tu negali aukti. Tai mūsų bendravimas yra toks įkalinantis bendravimas. Nežinau, ar aš dabar į tą klausimą atsakau, bet jeigu tas klausimas, nes santykiai yra bendravimas. Ja. Kas man svarbiausia šiuo metu, galbūt gyvenime, nes aš jau toks, kaip aš vadinu, trečiajam ketvirtyje. Gyvenimas yra 4 ketvirčiai, jeigu 100 metų sudalintume į ketvirčius, tai aš trečiajam ketvirtį, tai prieš paskutinis. Jeigu nieko nesitiks, tai labai sumažėjęs noras arba pagunda meluoti arba apsimetinėti, kai įsivaizduoju, būtų gerai dar į 4 ketvirtį nueiti, ten iš vis jau, Taip. jeigu nesusirgi kokią nors ligą, ten iš vis nėra prasmės, ką nors meluoti arba patikauti. Aš tavo įkvėptas noriu tau prisipažinti, kad aš tavęs, kai suformulavau klausimą, kad kartais nuskamba kaip paskutinio suolo pastebėjimai tavo ir tu sakai, nenorėčiau būti lygdamas, pagalvojau, Dieve, aš įžeidžiau Audrių. Iš tikrųjų, man atrodė, kad čia labai šaunus palyginimas, bet nenorėjau tavęs įžeisti. Ne, tu neįžeidė, aš tiesiog pasakiau, kad man neatrodyti chuliganu, aš galvoju, būtų jau nebrandu, tai gal būtų manęs iki 30 įvaizdis toks, kai challenginti arba kelti iššūkius, atrodyti fainų pačiam savo. Aš galvoju, kad po truputį išaugęs esu iš tos būsenos, nes jinai nieko nekuria. Jinai tiesiog tau leidžia jaustis tariamai patogiai, tariamai linksmai. Bet pats poreikis tam jautimus reiškia, kad nesi patogiai besijaučiantis. Čia taip, žinai, kaip jeigu prisimint COVID laikus, kaukė ant veido. Reiškia kažkas ne taip, arba su aplinka, arba su tavim, arba su kitais žmonėmis. Tai kažkam vis tiek tai kuria kažkokį tai nepatogumą. Tai va tas išgalinio suolo, nes aš galvoju, kad reikia bendrauti, mokėti, praktikuojant aiškumą, kad nesužeisti kitų. O jeigu esi, kaip, sakykim, chuliganiškai, tai reiškia kažkam tai yra ribų, užlipimas ant ribų, tai nėra tolerantiškas aiškumo
Tavo pavardė Siekis. Ripskis čia labai taip skamba šio sakinio Jinai kontekste. iškraipyta. gražiai. Šiaip mano pavardė turėtų būti P raidė, Ripskis, nuo seno lietuviško žaidimo Ripka. Aha. Reiškia, mano proseneliai buvo šito žaidimo žaidėjai, tik tai kai mano senelį ištrėmė į Sibirą, tai surusino pavardę ir parašė B. Tai jo, tai dabar gaunasi, kad jo ribų puoselėtojas. Geras. Nebūčiau paklausęs, niekada nebūčiau sužinojęs. Esu tavo mokinys, noriu mokytis toliau pas tave, dėkoju Ačiū. tau už pokalbį. Tai buvo Audrius Ripskis, mano iš viso širdies rekomenduojamas puikus TMD konsultantas. Labai ačiū, kad buvote su mumis. Ačiū Ryti tau už klausimus.